Urugvajuje matė yra ne tik gėrimas, tai mūsų kultūros dalis, kuri mus vienyje. Šiandien parodysiu, kaip jį paruošti. Pirmiausia, reikia pašildyti vandenį iki maždaug 80 laipsnių, jokių būdų nevirkite. Jums reikės šerva matė, specialiaus puodelio matė ir vombyšę. O kokią šervą pasirinkti priklauso nuo jūsų skonio, ragaukite skirtingas. Dabar užpildykite matę su šerva daugiau nei pusę. Supurkite puodelį su šerva ir atsargiai nuimkite ranką taip, kad susidarytų nedidelė duobelė. Va taip turi atrodyti. Į tą duobelę įdėkite vombyšę į patį vidų. Įpilkite truputį vandens į duobelę ir palaukite kelias minutės. Per tą laiką šerva matė išbrinks. Po kelių minučių galite įpilti daugiau vandens, bet nepasistengkite, nepilkite iki pat viršaus, kitaip matė taps sriuba. To mes tikrai nenorime. Beje, labai svarbu, vombyšę nereikia judinti. Ir štai volia, matė jau paruošta. Matė turi labai stiprų skonį, jis yra kartus. Dėl to urugvajiečiai dažnai mėgsta arba pridėti cukrus, arba valgyti ką nors saldaus. Štai, pavyzdžiui, mano mama iškepė skanių bandelių su ulsėlėčiai. Skanaus!